Vištytė ir Gaidelis. Jūs, vaikučiai, paklausykit, kas nutiko vieną sykį. Kaip iš mažo nutikimo kilo didis sujudimas. Kaip dėl pamuštos akies. Aiškinosi ilgai išties. Gal bent jums pavyks suprasti, kur teisybę reikia rasti. Pamiškei, mažoj trobeliai, buvo senis ir seneliai. Džiaugiasi labai abu Vištyte ir Gaidžiuku. Juos senukai taip mylėjo, kad ničnieko negailėjo. Vien myliais vardais vadino ir gardžiais grūdais maitino. Ir Vištytė, ir Gaidelis vaikštinėjo po kiemelį. Ji karksėjo, jis giedojo, nieko jiedu nestokojo. Kartą nutarė senutė drabužėlių jiem pasiūti. Siuvo Vištai į sijoną, platų, klostytą, raudoną, o Gaideliui kelnytes. Jis jų niekad nepames, nes pasiuvo senutėlė kelnes tas su petnešėlėm. Šitaip dailiai pasipuošę, jie į mišką susiruošė. Nori eiti riešutauti, reikia tik leidimą gauti. Prašom, jūsų senutėlė, leiskit mudu valandėliai. Paraškysim riešutų ir sugrįšim lik pietų. Galit savo keliauti drąsiai, kelią juk namo surasit. Tik miške neišdykaukit, vienas kito neužgaukit. Rado jie miške lazdyną. Lipt Gaidys į jį mėgina, į viršūnę įsikūręs jis dalintis nebenori. Vienas riešutus lesioja, apačioj Višta bėgioja. Karksi prašo į vargšelę, riešutų numest kekelę. Tu Gaidelį negalėk, riešutėlį pametėk, bent nedidelę kekelę mesk žemyn, tik ne pro šalį. Metė riešutą ir kągi, pamušė Vištytė į akį. Susiėmusią akelę lekia skuba kiek tik gali. Graudžiai verkia, kudakuoja, sijonėlis plevėsuoja. Oi senelė, pamušė Gaidys akelę. Žvilgt visi į Gaidį rūsčiai. Įdomu, kas dabar bus čia. Atsakyk greitai, Gaidelį, kam tu nuskriaudė Vištelę? O kodėl lazdynas tas man suplėšė kelnytes? Nieko jie daugiau nelaukia, pas lazdyną greitai traukia. Pasiaiškink, kvailas krūme. Štai Gaidys namo pardūmė, sudraskytos kelnės margos. Sako, kad čia tavo darbas. Dėl suplėšytų kelnyčių per tave visai netyčia riešutų kai metė kekę, pamušė Vištelį į akį. O kodėl? Tada sakykit, žaizdos ant žievės matyti. Graužė man šakas ožka, tai ir kaltinkite ją. Kas čia kaltas, kur tiesa? Reikia mums surasti ją. Klauskim ožką, gal jinai mums padės išaiškintai. Ožka, tu parzdota, ko lazdynas toks žaizdotas? Gaidžių kelnės jis sudraskė, kai tas riešutėlius raškė. Dėl suplėšytų kelnyčių tas Gaidys visai netyčia riešutų kai metė kekę, pamušė Vištelį į akį. Mekeke, ko jūs kaltinat mane? Na, šiek tiek aš jį pagraužiau, vos dantų neišsilaužiau. Peralkusi slapinėjau, nes piemuo neprižiūrėjo. Jį ir klauskit, ne mane, štai ten snaudžia po eglę. Kas čia kaltas, kur tiesa? Reikia mums surasti ją. Klauskim piemenį, gal jis ką aiškesnio pasakys. Piemenė, prasibuskit tu bent kiek. Ko tu ožas neganei? Eibių prikrėtė jinai. Štai, pagraužė lazdinėlį. Šis
Padūko truputėlį. Gaidžių kelnyte sudraskė, kai tas riešutėlius raškė. Dėl suplėšytų kelnyčių tas gaidys visai netyčia riešutukai metė kekę, pamušė vištelį į akį. Kas nutiko? Kodėl? A už ką ištrūkavėl? Ką žiūrite mane? Taip, aš miegu po egle. Ką patarsite daryti? Žarna baigia ryti. Aš nevalgęs 2 dienas laukiu pietus, kol atneš. Nors bandelį tešlą minkė, nedavė jo šeimininkė. Tai kodėl jūs mane peikia? Šeimininkę kaltint reikia. Kas čia kaltas, kur tiesa? Reikia mums surasti ją. Pasiklauskim šeimininkės, myslę gal padės įminti. Šeimininkė gerbiamoji, mes kai ką čia sužinojom. Atsakykite, jei galit, ko neiškepėt bandelės. Piemenėlis jos negavęs, alkanas ožkos neganė. O ta ožka, žinai, aibių prikrėtė jinai. Štai pagraužė lazdinėlį, tas padūko truputėlį, gaidžių kelnyte sudraskė, kai tas riešutėlius raškė. Dėl suplėšytų kelnyčių tas gaidys visai netyčia riešutukai metė kekę, pamušė vištelį į akį. Ką? Kaltinti mane jūs drįstat? Pasakysiu jums, kad klystat. Nieko aš nepadariau tą bandelę kaip truošiaus. Tik tai kiaulė, ta begėdė, visą tešlą man suėdė. Štai, voliojasi purve, tai ir kaltinkite ją. Kas čia kaltas, kur tiesa? Reikia mums surasti ją. Klauskim kiaulę, gal jinai mums padės išaiškintai. Kiaulė, tu degloji, ar purvynė vėl volioji? Greitai tos maudynės baigsis. Mes visi supykę baisiai. Smarkiai tu prasikaltai. Kam tu tešlą surijai? Šeimininkė be tešlos nebeiškepė bandos. Piemenėlis jos negavęs, alkanas ožkos neganė. O ta ožka, juk žinai, aibių prikrėtė jinai. Štai pagraužė lazdinėlį, tas padūko truputėlį, gaidžių kelnyte sudraskė, kai tas riešutėlius raškė. Dėl suplėšytų kelnyčių tas gaidys visai netyčia riešutukai metė kekę, pamušė vištelį į akį. Ko užsipuolėt? Ko pažadinot iš guolio? Nė trupučio nekalta, aš pati tapau auka. Vilkas pilkas tas nedoras, už paršelio ir per tvorą. Vaiko aš nebemačiau, vilką kaltikit verčiau. Kas čia kaltas, kur tiesa? Reikia mums surasti ją. Klauskim vilką, gal nors jis ką aiškesnio pasakys. Vilke, baig linksmybės, pasakyki mums teisybę. Kam tu pagrobei paršelį, dėl jo kiaulė širdį gelia? Iš to sielvarto degloji, visą tešlą sulapnojo. Šeimininkė be tešlos nebeiškepė bandos. Piemenėlis jos negavęs, alkanas ožkos neganė. O ta ožka, na žinai, aibių prikrėtė jinai. Štai pagraužė lazdinėlį, tas padūko truputėlį, gaidžių kelnyte sudraskė, kai tas riešutėlius raškė. Dėl suplėšytų kelnyčių tas gaidys visai netyčia riešutukai metė kekę, pamušė vištelį į akį. Nieko jums aš nesakysiu. Ką norėsiu, tą darysiu. Tokią gerklę aš turiu, kad visus suėst galiu. Akimis tik sužipsėjo, dantimis tik sukaukšėjo. Capt paršelį paskutinį ir pranyko tankumynė. Taip išgazdino visus, kad pardūmė į namus. Ir ožka, ir šeimininkė, ir gaidelis giesmininkas. Ir senelis su pačia kiaulė per balas ryščia.
piemenėlis basakojus ir vištelė taraiboji. Bėga lekia, kol sveiki, su vilku juokai menki. Tik Lazdynas vietoj stovi, ką darys, juk jis be kojų. Kad išvengtume pylos, kartais pradeda meluoti, versti kaltę ant kitų, bet taip elgtis negražu. Pasitaiko klyst visiems, ir mažiems, ir dideliems, bet nors ir sunku labai, pasakyk, ką pridarei. Nors ir nesmagu ir gėda, pripažint reik savo bėdą. Kelnės plyšo, ką darysi, kitą kartą pasitaisysi. Nori valgyt reikia kentėti, nes kiti čia nieko dėti. O į tešlą, kas surytų, reikia užmaišyti kitą. Gali kas rimtai nuskriausti, kartais net nebus ką bausti. Saugokis, jei tik gali, nes žinai, vilkai pikti.